Sveiki. Pirmas gavėnios sekmadienis. Skaitome iš Pradžios knygos. Viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė jam į nosį gyvybės alsavimą. Taip žmogus tapo gyva būtybe. Viešpats Dievas užveisė sodą Edene rytuose ir ten įkurdino žmogų, kurį buvo padaręs. Iš žemės Viešpats Dievas išaugino įvairių medžių, gražių akims ir gerų maistui, su gyvybės medžiu sodo viduryje ir gero bei pikto pažinimo medžiu. O žaltys buvo suktesnis už visus kitus laukinius gyvulius, kuriuos Viešpats Dievas buvo padaręs. Jis paklausė moterį, ar tikrai Dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio sode. Moteris atsakė žalčiui, vaisių sodo medžių mes galime valgyti, tik apie vaisių medžio sodo viduryje Dievas sakė, jūs nuo jo nevalgysite, nei jo liesite, kad nemirtumėte. Bet žaltys tarė moteriai, jūs tikrai nemirsite, ne. Dievas gerai žino, kad atsivers jums akys, kai tik jo užvalgysite ir jūs būsite kaip Dievas, kuris žino, kas gera ir kas pikta. Kai moteris pamatė, kad tas medis buvo geras maistui, kad jis buvo žavus akims ir kad tas medis žadėjo duoti išminties, jis skynėsi jo vaisiaus ir valgė. Davė jo ir savo vyrui, buvusiam su ja, ir jis valgė. Tuomet abiejų akys atsivėrė ir jiedu suprato esą nuogi. Jie susiuvo figmedžio lapus ir pasidarė sau juosmens aprišalus. Mieli tikintieji, klausytojai ir žiūrovai, kągi mus moko ši iš Pradžios knygos žmogaus sukūrimo ir jo nupuolimo istorija. Man atrodo, ir man pačiam įmoko vienu. Žmogau, tau reikia paklusnumo. Dievas sukuria žmogų ir viską jam įduoda, visas teisės ir įduoda vieną pareigą – būti paklusniam, klausyti Dievo nurodymų. Kaip tas mokinys, kuris eina per savo gyvenimo mokyklą ir ne visos užduotys jam yra atskleidžiamos ir ne į visas užduotys yra kviečiama duoti sprendimą. Atsakymai dar palauks. Išspręs dabar šios dienos uždavinius. Taip lygiai ši žmogaus sukūrimo ir jo nupuolimo istorija mums pasakoja, kaip Dievas tiek daug davęs pirmiesiems žmonėms, paliko dar vieną užduotį kaip neliestą. Nesiartinti prie to medžio, nei ragauti, nei galvoti apie to medžio vaisius. Ir štai ši istorija, kurioje įsiterpia žaltys, kuris sugundo, mums primena dar ir kitą dalyką mūsų pačių gyvenimuose. Mes taip pat dažnai esame, buvome ir būsime gundomi įvairių pasiūlymų iš šalies. Kažką pirkti, kažką įsigyti, kažkur keliauti, kažką veikti, bet galbūt nepadaryti tai, kas yra mums būtina šiandien ir dabar nuveikti, šiandien ir dabar atlikti. Taigi ši istorija mums primena, kad mes turime gyventi ne vakar diena, ne rytojaus diena, bet šios dienos valanda su savo pareigomis, su savo darbais, su savo užmanymais ir juos įveikus, tik tuomet versti naują dienos ir naują savo gyvenimo puslapį. Šiandien vėl išgirstame tą pačią Dovydo psalmę, kurią girdėjome Pelenų trečiadienyje, kurioje Dovydas atgailauja ir prašo sukurti naują žmogų jame. Kaip minėjau, Pelenų trečiadienyje, kaip nuostabu, karaliai suvokia savo klaidas, už jas atgailauja, už jas atsiteisia.
Tai yra priminimas ir mums kiekvienam. Mes taip pat esame žemiški žmonės, taip pat esame padarę klaidų. Būkime drąsūs, jas išpažinti, atgailauti ir jas ištaisyti. Apaštalas Paulius laiške Romiečiams šiandien rašo: bet ne taip yra su dovana, kaip su kalte. Kristus savo mirtimi ant kryžiaus mus išpirko ir tai yra dovana. Mes visi nešiojame savyje vienas ar kitas gyvenimo dovanas ir nešiojamės kaltes. Ir dabar palyginkime, ką yra lengviau, kokias naštas yra lengviau nešiotis. Dovanas, savo privalumus ar savo trūkumus. Juk kaip dažnai tie trūkumai yra šimteriopai sunkesni. Mūsų privalumai, jeigu tai neveda mus į puikybę, yra šimteriopai lengvesni. Nes tie privalumai yra kaip talentas, kaip Dievo dovana duota mums. Bet kas gali tas kaltes ir naštas sunkes nukelti nuo mūsų dvasios ir sielos pečių? Tai tik vienas Dievas. Šiandien gavėnios pradžia. Mes esame šaukiami, nusikelkime tas naštas. Atiduokime jas į Dievo rankas. Dovanas, kurios plaukia iš Dievo, imkime jas taip gera nešti. Mes suvaliosime jas panešti. Tos naštos, kurios yra kaip mūsų kaltės, kurios vis labiau ir labiau slegia, jau dabar yra išganimo valanda ir išganimo diena, kai jas turime padėti į Dievo rankas ir pradėti viską iš naujo. Šiandien Evangelija pagal Matą mums pasakoja apie Jėzaus gundymą dykumoje. Ir tas gundymas dykumoje, jeigu taip aiškiau pasakytume, yra Jėzaus gundymas duona, beprotystė ir valdžia. Duona tai yra noras visus pamaitinti, lengvai pamaitinti. Duona tai yra tai, kad žmogus dažnai galvoja, kad aš galėčiau būti sotus, man daugiau nieko nereikėtų. Taip, jeigu žmogus badauja, jam pirmiausia reikia duonos. Ir tai ne iš karto. Jeigu jisai buvo užsibadavęs ilgai, reikia viską labai atsargiai ir po truputėlį pradėti iš naujo maitintis. Bet jeigu žmogus gyvena įprastinį gyvenimą ir jisai kartais pavalgo, kartais mažiau, kartais daugiau, kartais prasčiau, kartais geriau, ir jam vis tik atrodo, kad valgymas yra vienas iš pagrindinių gyvenimo džiaugsmų, tai yra apgavystė. O kas yra išbandymas beprotystė? Jėzuigi sako šėtonas: šok nuo šventyklos ir angelai tave nešios. Tau nieko neatsitiks, tu nieko neužsigausi. Mili tikintieji, beprotystė tai yra, kai, sakykime, ir mes kartais elgiamės kelyje, vairuojame neatsargiai, ten, kur galima važiuoti gal 50 km/h greičiu, lekiame 120. Tai yra išbandymas beprotystė kiekvieno iš mūsų. Ir Jėzus tokiems atsako: eik šalin nuo manęs, šėtone. Taip ir mes turime, kai mes esame bandomi gyvenime, lygiai taip pat kaip ir Jėzus. Tiek duona, beprotystė, tiek valdžia. O valdžia tai vėlgi tai yra, kas nors siūlo geresnę mums karjerą. Bet už tai reikės kažkaip atsidėkoti. Ir galbūt ne visą laiką tas atsidėkojimas bus toks, kad mes neįžeistume Dievo. Tai gali būti nuodėmingas atsidėkojimas. Tokių kelių geriau mums neieškoti. Ir pabaigai yra toks geras anekdotas apie tuos, kurie yra užgavėję. Vienas žmogus buvo labai didelio antsvorio žmogus ir jisai pats jau pajuto vieną dieną, kad kažką reikia su savim daryti, kad reikia tą svorį kažkaip mesti.
Jisai susirado tam tikras dietas, pradėjo gyventi tą gyvenimą, mažiau valgyti, daugiau judėti ir jau lygtais kažkas pradėjo darytis į gerą. Bet vieną dieną jisai atvažiuoja į savo darbovietę. Ten, reiškia, darbovietė yra tokia, kuri visi sėdi prie kompiuterių ir visi maždaug daugiau vienas kitą mato. Ir jisai eina į ją su dideliu tortu ant rankų. O jisai jau buvo visiems pasiskelbęs, kaip jisai meta svorį, kaip jisai daro viską, kas įmanoma ir neįmanoma. Ir čia tortas rankose. Ir aišku, visų žvilgsniai buvo tokie perkreipti. O jis ir sako, aš važiavau netyčia pro savo mylimą konditerijos parduotuvėlę. Ir savo pasakiau, jeigu rasiu parkavimą prie pat tos parduotuvės įėjimo, nesusilaikysiu, nusipirksiu savo mylimą kavos tortą. Ir žinot, sako, iš 9 rato aplink namų kvartalą aš tą parkavimą radau. Taigi, mieli tikintieji, šis linksmas pasakojimas apie žmonių troškimus pakeisti savo gyvenimus mums primena, kad jeigu kartais mums ir iš tiesų nesiseka kaip ir tam žmogui, kuris su tuo viršsvoriu taip kovojo, bet jisai bandė kovoti, taip ir mes bandykime. Gavėnia yra gražus ir nuostabus metas. Mes pradėjome dabar tik pirmąjį gavėnios sekmadienį. Niekada nevėlu viską pradėti iš naujo, ne nuo pirmadienio, bet šiandien, šią valandą ir šią akimirką.